Labą vakar. Atvažiavau šiandien į lauk sportuoti. Lauk sportaus. Kabau čia sneig daug. Buvau čia atsikasti tokių kokių 80 metrų. Tai nešiodavau tokį nepilną ant asfaltą, kokį 5 cm aukščio. Tai žiūrėk dabar po tiek laik ant sniegų darėm. Galėsiu biškį 10 metrų pasinešti ir ant asfaltą. Tuok šitą veitą. Čia dar biškį yra aišku, bet šitą to veitą tik slaba. Kaip keista. Po tiek laik bus pajausti. Naščius nešėm ir lagamin nešėm ant asfaltą. Čia šitą viskas ir paslėp draugelę. Ant ten visi. Liuks, šiandien turiu naščius sunkiai prasinešti ir lagamins. Tai viskon parodys, jeigu dabar eina apšilinės. Apšilėm nerodys, čia įpras apšilėms, kaip visuomet. Ir pradės daryti. Nik nelauks sen daryti. Nu, tai žymiai geresnį, ką pamačiau, kad asfaltsai. Pasidariau su mažas svorės apšilėm. Tai dabar ką neturiu. Jokių štongų, nik. Šitą su 20-inės blynas pasidariau. Dabar ves laik. Paėmų žunkinėkis. Šis lagamins vien sveria 80. Tai paėm ir dabar padarau čia. Aišku, per mūsų mažas svorės jau buvau pasidaręs. Poris į 2-3. Nu, toks labai gera, labai reikšmingi, tai tokie pratimą maži, kur bicau ten su kokias 2-3 kg pasidaryti po 12 kartų. Tricau, pečius labai gera apšėlti, kad ves toks krūtėnį, kad būtum toks ves išėlis. Tai turi eiti labai išėlis prie svoriau. Ir paskiau pasijom išžemiau da, užturonkim šitą uždabų. Da įžemiau pasidarau porsį. Net keista čiupinėti, kaip metalas toks, ne ką šėls, nu palyginu šėls prieš ton kožėjim buvo. Dabar toks ronks seniau taip šeldydavo, dabar gali pridėti, atleisti, niek nejunti. Lagamino net į apačius įspaudėn. Tai va, iš apšilėm tokių sunkesnių da pasidarau. Paskiau ton šitą pasidarau. Sabijas lagaminas. Po keliam vėjin antrą. Ir šiandien pradės pirmų naščių. Preicīk lagamins. Preicīk lagamins nešiau. Tai toks paivairin. Tai dabar padungos neversu šiandien. Nes da nelaba tai padunga į to vertėm, nes tas sneiks vis tiek turi gerai žemės įspirti. Jeigu tik biškis lyst, sunkiai nafersti ir tai tik tą šiandien naščiai ir lagamino apšilėjom naščių svorį. Pradėjau nutuščių 240, 260, dabar 280. Kiekvienį nefilmaun ėjom, tai dabar ėjom ir iki 5 metrų, iki 4, taip, tokių 5-6 žingsniukų. Ir pirmyn ir atgal toks pasidarau. Ir tada, kai bus pagrindinė serija, darysiu pilną distanciją. Aš mėginčiau biškį toliau nešti, bet čia kažkur apie 8, 9, 10 metrų įt. Reikės dar žingsnės pamatuoti.
atrodo nereik nevaržybų, tas toks jaudulys. Prieš toks didesnis svoris laik toks susikaupėms jaudulys. Tai dabar užsidėjau 330. Pažiūrėjus, kaip nešas, nes kad buvau sneigą, paneždavau tik kokius 5 metrus. Toks įsminga. Dabar nežinau, paneš, nepaneš, bet pamėgins. Norėčiau pirmyn atgal, jeigu lengvė, jeigu čia pareis, matys, kad galda kažkiek panešti, tai porą metrų norėčiau pareiti, paėda biškį. Nebejėgų to atkelimo, nes nors teikti reikia atkelti nužiems, bet liuks. Pareit sunkia avinės bišti gal į kalnėkį. Galvoju užsidės gal 3,40 ir pamėgins biškį netoliai paeit pirmin atgal, kad biškų naudoj tokį stresą prididesnį svariau. Gal daugiau nei 3,40 pamėgins. Galvoju pamėgins 350, nors porą metriukų panešti. Iš tik kų naudoju tokį stresiok, tokį 20 kg plus. Taip kaip su štong irgi, kaip daro pritapimus, ten daro atbėkiam su kokį 100, užsidėdi 120 padaryti tokis pusinis, mažiau nei pusinis. Tas kūns biškai apsiprast ir taip įpratinys, bet čia reik. Irgi negaliu užsigrūpti per daug dabar. 3,50, kiek irgi dėsiu tos pačius 3,50 po nešėm kažkokį. Gal kiek nešu 3,35 panešu arba nešu 3,30 ir nešu kokį 15 atgal, 15 į priekį. Gerai, norėčiau teik, nežinau, panešu 15 į priekį, 15 atgal. Bet teik panešiau. Nebūtina ves laik ten svorį padidinti, gali padidinti atstom ir būn liuks. Nes vis laik neprididinti su svorios. Ten po biškį pats sunkiai būn svoris, pats saliai stipriai. Nes jeigu nebus stiprių pritupimų, stiprios traukos, čia pagrindis naščiams. Tai naščia nesinešu. Pagrindinė ir salė padaryti. Salė užsitarnauti jėgai, paskiau išeiti lauk tik šitą sportuoti. Įgalsas. Dabar perėjau prie lagaminų. Principas visko irgi tas pats. Nu pačių mažiausiai prasinešu irgi taip pat iki 7, 8, 9 žingsnių. Ir paskiau didinu svorį iki 150 ir norės prasinešti tam pilną distanciją, pažiūrės, ką pavyks. Tai dabar 130 ir paėnu 5, 6, 7 žingsnius pirmin atgal ir 100 kiam ir tada pilna serija bus. Ir paskiau gal da palaikysim, šiaip išsikels, ką perštam biškį irgi, gal 155 arba 160 kg. Tai einu da prasinešti tą. Ir paskiau iš karto teisę parodys 150 po 150 kg.
biškį vedurį video įdedu. Įsivėjom tas pamoks, kur mokinus, kaip jūs sakiau, praded mokintis. Tai su mašinu šitą mokinu siūti. Ir noriu viską nuo pat pradžių jums rodyti. Tai tokius trumpus video šitą ir įmes, gal į tarpus, į pradžią gal kartas. Tai pabiškį maiks dabar, vien tik maiks mėgin siūti ir darys tol, kol išeis maik normaliai pasiūti. Tai vis laik mokinsus iki gal, kur išeis maik siūti, paskiau prie kokių kelnių arba prie megztinių eis. Tai, kaip jūs sakiau, noriu išmokti viską tvarkingą siūti ir sukurti paskiau savo maiks daryti ir kad būtų viskas tvarkinga ir mokėtum daryti vis dalykus. Pasiūti tvarkingą maikį, kelnius adakų nors. Tai dabar toik pagreitinti video biškį įdėjau. Tai su mašin dabar darbonus. Jau baigu kelis maiks pasiūti, ką pasiūs visus maiks, parodys per kažkatrom video. Tai teik išsivėjom ir toliau einam prie video. Nešiau tik tą teikštą nuveit, išsijungi kamerą, net nežinau kodėl. Gal laukį gal, bet pliusas atrodo. Tavo teikštą nuo tos veit, iki čia panešiau. Galvoju, atsikėliau, jautką perštą, kažkiek išlai galvoju, paneuž biškį por metrą. Metrą, ne por. Tai teikštą aš pasidarau, toks pratims 2. Da, jeigu būtų pavasaris, asfalt būtų, tai padong pasiridenčiau. Tai nežinau, kad išsijungsti jau kamerą, tai iki kiek kartų ir susimatom lygiai už savaitę treniruoti, baik lauki. Dabar kai treniruoti bus tik ta salė. Susimatysam iš ten. Iki.